Dabar labai populiaru įsisavinti ES lėšas. Ar bandėte? Principe ne. Tikras verslininkas pinigus turi užsidirbti pats. Pasimti tuos visus pinigus iš ES lėšas, tas visas, tai čia gali kiekvienas, tik tai naglumo reikia turėti. Bet tai tu pinigus susidirbi pats, be tų visų fondų. Ir iš vis, nu kaip savigarbos turi nebūt, kad tu imtum pinigus iš ES? Kaip vadinasi tie pinigai? Parama. Tai ką, aš ubagas, kad tos pinigus imčiau, tą paramą. Bet kiti tai ima? Taip, ir man šlikščiausia, kad ima rimti žmonės. Verslininkai, milijonieriai, su kuriais aš prie vieno stalelio Dom Perigioną geriu. Nu, ir paima, ir be skrupulų neskaičiuodami. Paskui dar gyrėsi, oi, aš gavau 10 milijonų iš ES, o aš 3 milijonus gavau iš specialaus fondo. Nu, tai va tokius ubagautojus aš ištrinu ir iš Facebooko, ir iš telefono, ir iš atminties savo ištrinu. Von. Gerai, tai jeigu ES pinigais nesinaudojate, pakalbėkime apie... Palauk, principė, biškiuką apsimelavau. Kažkoks ten, kažkas iš administracijos buvo ten prasūkę kažkokį tai projektą su tom ES. Tik sakė, kad ne projektą, o projektą. Aš nežinau. Kas per projektas? Darbuotojų mokymas panaudojant ES lėšas, struktūrinių fondų lėšas. Žodžiu, paėmė iš ES tas babkės, pasamdė kažkokį lektorių, kad pamokintų tos mano lokus, tos darbuotojus mano. Kokia mokymų tema? Tuoj pasakysiu. Sunkus pavadinimas labai. Išvestinė finansinė priemonė ateities sandorių sudarimas valiutų rinkoje per nacionalinės vertybinių popierių biržas. O darbuotojams tai patiko. O jums? Aš tai nebuvau. Ką, aš eisiu su vargoliais ir sėdėsiu ten toj pačioj pamokoj? Aš savo jau atsimokinau, susimokėjau, diplomas yra, patys matėt. Jeigu aš užsimanysiu dar kokio naujo diplomo ten ar popieriuko, tai pats ir be jokių ES ten babkių galėsiu nusipirkti. Tai yra įgysiu.